Treneri, tai pirmas rungtynės, galų gale pergalė, kokias mintis po jų? Pirmas rungtynės būna sunkios, nežinom, ko tikėtis iš varžovų, kažkoks spaudimas ateina ir tas laukimas, tai taip ir buvo, pradėjom nervingai, pradėjom rungtynės prastai, turbūt buvo dvi blogos atkarpos, tai rungtynių pradžia ir rungtynių pabaiga, kur išvaistėm skirtumą, buvo ir gražių momentų, patiko kaip antroje pusėje pradėjom nuo gynybos, gana geri buvom greitam puolime ir susikūrėm pranašumą, taip kad pasiekėm pergalę ir dabar eisim prie kitos pergalės, bet žinom, kad varžovai stiprės. Žiūrint tą pačią ateitį, kiek galbūt ta gynyba neramina jūsų kaip trenerio? Mes kažkiek padarėm pasikeitimus ir antroje pusėje ta gynyba tenkino. Tiesiog nedidelius pasikeitimus ir pridėjom fiziškumo ir manau, kad buvom žymiai geresni. Vakar akcentavot gerą startą ir gynybą prieš varžovų puolimą, ypač greitą, bet pirmas kėlinys 26 paleisti taškai, tik 2 komandinės pražangos. Ar koncentracija gal buvo problema rungtynių pradžioje gynyboje ypač? 26 pelnyti taškai. Praleisti taškai. 26-22 laimėjom mes pirmą kėlinį. Tai 22 praleisti. Taip kad, Taip kad be abejo, per daug lengvų taškų buvo, per daug atidarėm tas paso linijas ir norėjosi geriau. Šiandien atrodo Domantas Sabonis surinko tą dvigubą dublį, statistiškai atrodo viskas gerai, bet neatrodo viskas taip lengva iš šono iš aikštelės kaip jūsų akimis. Su pirma komanda laimėjo, tas yra geras dalykas. Domas kaip įeidinėjo, taip ir toliau jis nėra geriausios formos. Manau, kad jo kreivė kyla į viršų su kiekvienom rungtynėm ir tikiuosi, kad su vis sekančiam rungtynėm jis dar šiek tiek pridės, jam irgi reikia laiko prisitaikyti prie to tarptautinio krepšinio. Treneri, gana greitai 12 žaidėjų panaudojo aikštelėje. Kokia buvo to priežastis šiandien rungtynėse? Bandėm palaikyti tempą, bandėm galų gale pasižiūrėti, suteikti šansą ir kažkokius atsakymus gavom, galbūt dėl rotacijų ateityje ir panašiai. Šiandien atrodo dėl kamuolio labai dažnai krito tas Stadas, Arnas, Mindaugas. Kiek toks pavyzdys tik jūsų nuomonė kaip per kitus tos jaunesnius galbūt žaidėjus? Manau labai gerai paminėjot pavardės, tas pats Arnas šiandien labai tokio įnešė, gerą toną nustatė tiek gynyboje, tiek perinant iš gynybos ir puolimą ir kai yra geras pavyzdys, tai ir mums treneriams lengviau yra komandą užvesti. Dabar kalbėjot, kad galbūt ir rungtynių laikas yra kiek kitoks, matant, kad žaidėjai šiandien ypatingai pirmoje pusėje darė kartais savo net nebūdingas klaidas. Galima tai ryšium su tuo laikyti kažkiek? Manau, kad taip. Vakar treniruotį, jeigu prieš tai tiek žaidėm, tiek rungtynės, tiek treniruotės darėm pirmoji dienos pusė, tai vakar treniruotį, vėloji treniruotį, tai kažkiek tų klaidų buvo ir tikrai galvojom tarpusavį, kad gerai, kad tą treniruotę turėjom, kažkiek pripratom, bet nebuvom geriausia savo versija, bet pasiekėm pergalę. Šiandien ar Marius per pirmą rungtynių pusę 16 taškų pelnė, bendrai 21 berods, ar ne? Kiek, ta lyderystė irgi, šiandien padėjo ir ateityje dar padės? Marius surado savo metimus ir komandos draugai jį surado ir mes ieškom, vieni kažkiek patraukė gynyboje, kiti puolime, taip kad Marius buvo vienas iš tų. Kontakto lygis ir kitas bus, prie ko reikės pratintis. Matėm, kad daug žaidėjų irgi norėjo tų pražangų, buvo daug kitos kovos, kaip pačiam pasirodė kontakto lygis, ar dar reikės prie jo priprasti, ar nebus turbūt kaip Europoje? Manau, kad kontakto lygį leido kažkiek kietesnį ir mes pradžioj prie to nebuvom pripratę, antroje pusėje liktai jau įėjome į tą lygį. Kitos rungtynės už mažiau negu 20 valandų, koks dabar planas, ar tu apskritai darysi treniruotę ir kaip ruošitės antram rungtynėm? Treniruotės nedarysim, kadangi labai vėlai šiandien baigiam, dar kol grįšim, kol pavalgys, kol padarys tos vadinamos treatmentus žaidėjai, procedūras, taip kad rytoj išilsėsim ir rungtynės pusė 6, taip kad bandom taupyti jėgas, nes diena iš dienos rungtynės dažniausiai tokią praktiką nedarom, nes treniruos. Ar jau toks žalos gal buvo? Manau, kad bus toks pats fiziškas, dar fiziškesnis, atletiškesnis, bėgs neblogai, tipinė turbūt ne vieną kartą yra tekę žaisti su Dramblio kaulo komanda, būnant dar jaunimo ir netgi vaikų krepšinį, tai
visada jų mokykla pasižymėjo tokiu fiziškumu, atletiškumu ir kažko tokio ir tikimės. Šiandien atrodo dar ir gali, pakankamai nemažai buvo atvykę į Puerto Riką, kiek tas užnugaris jautėsi iš jūsų tos pusės? Na, labai smagu, teko matyti nemažai ir Amerikos lietuvių, iš Čikagos ir iš Lietuvos atvažiavusių fanų, tai smagu, na, fanai yra dėl ko mes žaidžiam. Po to ilgo laukimo su ta pirmąją pergalę startavusi, nukrito kažkiek našta, tokia tas akmuo nuo širdies, kada jau ta pradžia prasidėjusi, tai pakankamai sėkmingai. Nukrito, buvo tikslas iškovoti pergalę, kaip ir sakiau, norėjusi užbaigti tą persvarą, kurią buvom susikūrę, 20 keliais taškais, bet išvaistėm ją, bet iškovojom tašką ir to mums reikia einant į kitą etapą.